Taip, yra tokių situacijų, kai augant vienoje šeimoje, vieni vaikai yra sėkmingi ir pasiturintys, o kiti dėja skursta ir ubagauja. Tai nuo ko tai priklauso? Pirmiausia, tai priklauso nuo jūsų širdyje esančio santykio su tėčiu, koks jis yra, kiek jūs jaučiate pagarbos, dėkingumo tėčiui, kiek turite jo palaikymą ir norą būti tame meilės ir taikos santykėje su tėčiu. Kitas dalykas tai yra jūsų brandos lygis, ar jūs esate dar vis infantilume, ar jūs vis dėlto prisiemate atsakomybę už save ir einate, darote, kuriate ir reiškiatės pasauliui, nešate savo naudą. Ir trečias dalykas yra, kokią naudą ir vertę jūs kuriate pasaulyje. Nes jeigu jūs ubagaujate ir jūs norite tik tai, kad jums duotų, jūs tikrai negeneruosite daug pinigų, sėkmės ir pasiturinčio gyvenimo. Jeigu jūs išmoksite pirmą duoti ir tada žiūrėti, kokią grąžą gaunate, kiek jūsų davimas yra naudingas pasauliui ir visuomeniai, tada visai užsisuks kitas reikalas ir kitokie pinigai.